4 dienas. Aš žiūrėsi, kad jūs neišsigandote nei lietaus, nei šalto oro. Ir norite tikrai turėti gerą laiką vasarą. Veikla 2014 metų, kurios pavadinimas Rojus Lik, skelbiu, atidaryta. Trys, du, vienas. Andželika pas mus. Ta komanda. Gerai, važiuojam. Prieinam atsiukai. Lukai. Jeigu tau vardą atspėjo, eini priešingų komandą. Reikia būdo savybę pasakyti iš tos raidės. Kodėl jūs gerbėt savo kaimyną iš tos raidės būdo savybę? Gerai. Dabar vienas klausimas. Tai esi labai kaprizinga. Ką pasimsiu? Kirvi. Ir ką tas valgyti? Ai, kalmarą. Aš gerbiu savo kaimynę Gretą, nes ji yra gera. Mes keliausim į Graikiją. Pagal kvapą! Pagal kvapą! Čia pas mus turi labai gerą uoslę. Jo, kai kas turi uoslę, gali pasakyti pagal kvapą, ne? Kas atėjo? Tu kur arčiau, Arčiau. Dar 3, 2, 1. Žiūrėti kitą pasidėti. 3, 2, 1. Tiesa! Sakiau, kad laimės. Jūs tai. Va. Šiūrė! 3, 2, 1. Kiek dabar kadras? Tik ir supranta, tai veikia. Jei bent vienas spės, tai laimės savai. Viena istorija apie pragarus. Mes labai mėgstam siaubo filmus. Herojų. Kaip supratau, sakėt, nežinot, nei vienas tai, kas yra pragaras, tai kas yra rojus, taip? Aš žinau. Vakare žmonės sėdi, na ir sėda prie pietų stalo, taip?
Ir jie sėdė prie pietų stalo, pasidar prieš save maistą ir gauna trimetrinį šaukštą. 3 metrų. Galite įsivaizduoti? Įsivaizduokit, kad jūs valgo su trimetriniu šaukštu. Pasimėt už šaukšto galo, nu ir tarkim kaip iki sienos. Ir bandot įsidėti savo į burną. Ar jums pavyks? Tai vat kodėl tai yra pragaras. Tuo tarpu rojuje yra šiek tiek kitaip. Jie taip pat gauna trimetrinius šaukštus, bet vietoj to, kad su jais bandytų valgyti patys, jie maitina vieni kitus. Taip, kad dabar atsirišam maistą ir pamaitinam vieni kitus. Tai reiškia, patys tai, kad turim nevalgom, bet duodam kitiems. Tai reiškia, mes jums dalinsime fondą. Justinas. Aš. Magija. Karolina. Kristina. Žydrūnas. Arnoldas. Mes bėjom sukabinti priešingai. Šiaip tai čia komandiškai. Mes bėjom sukabinti priešingai. Komandiškai palaiko. Čia komandiškai kažkas filmuoja. Tik paprašy, kad tau kas nors palaikytų. Gerai? Ką jūs čia darot? Kažką pavadinimas. Vėliavos, rašam savo. Ai, tu savo, kokie jie krūti, a? Jie pasiruošę iš anksto viską. Kur yra tas mėgras? Duokit dar ką nors iš anos pusės papūst. Kur jūs ausės, vaikučiai? Esame energinga, mes komanda, nebaisus smūgios lietus. Jei tu linksmas ir bebus, na, ateik greičiau pas mus. Puksai. Vienbalsiškai kad... Nu, labiausiai tinka pusikučiais. Mes zuikučiai Lietuvos, norim moterų kavos. Jeigu moterų be kavos, mes mėgosim visą tos. Kas valgyt sveika, sako mažas kuršis tikrai klausus. Kas valgyt sveika, niekada nesveiksi ir bus žvalus. Kas valgyt sveika, sako mažas kuršis tikrai klausus. Kas valgyt sveika, niekada nesveiksi ir bus žvalus. Mes banderos, mes jėga, pavarysim visada. Kai banderos pavarys, Viską greitai sudraskys. Susirinkome šiandieną, pasakyti jums naujieną. Į stovyklą vasarinę, rinkos chebra neeilinė. Susibėgę pasitarę, į nedidelę grupelę. Nes nusprendėme visi, bus banderų mūsų būrys. Estafetėse bėgiosim, nesiskusim, nedėjosim. Paskaitų mes paklausysim ir spektaklį pastatysim. Po žolytę pabėgiosim ir sušlapti nebijosim. Mūsų batai ohoho,
prisakyta. Pusė darbo padaryta. Pusė darbo padaryta. Iškės. Na ką, iš tikrųjų pas mus merginas čia buvo pačios rimčiausias ir nusprendė jos mus pavadinti rojaus vienaragiais. Na ir sugalvojom šiokį tokį šukelį. Mes stovyklos vienaragiai giedam, žaidžiam kaip patrakę, šokam, bėgiojam apie niekad negalvojam, džiaugiamės šią stovyklą, mums patinka būti čia. Čia įėjimas. Bėg, o. Nepasakinėjam, negu pati galvoja. Ei, paklausyk, sakau tau virš visko, ei, pažiūrėk, tai saulė už miško, bet aš negaliu, kalbėt nebenoriu, saulė dangui, o aš dainuoju, ei, tu žinai, liūdėt nebereikia, saulė aukštai, radiacija veikia, noriu kvailiot ir šėlti be galo, labas sakau, priekeliau mano, eik iš jonai, žiūrėk, kiek čia visko, saulė delne ir saulė už miško, nuo saulės šviesos, man ašaros tryško, saulė mane išmokys visko, saulė klausyk, tu pasaka mano, sapnas ryte, po naktinio košmaro, saulė žinau, liūdėt nebenoriu, nes tu danguje, o aš dainuoju. Bet jie nusileis. Kokia bus nuoroda sekanti, pasakykit. Žemėlapis margas tame daug ženklų, bet tau tik tai vieną reikia rasti iš jų. Tavasis ženkliukas yra apvalus, keliauki prie jo ir suras, kas ten bus. Be saulės ratas, o gal tai nakties, paklaikusios akys, net nežinau, ar reikia bijoti, aišku tik tiek, aš noriu dainuoti, nes saulė ir vėl, tarp medžių sutvisko, saulė delne, ir saulė už miško, nuo saulės šviesos, man ašaros tryško, saulė mane išmokys visko, saulė klausyk, tu pasaka mano, sapnas ryte, po naktinio košmaro, saulė žinau, liūdėt nebereikia, nes tu danguje, radiacija veikia. Degu ieška. Bėgom, nes kitas komandos ateis. Greičiau stenkitės. Nuimta lapelį, pakidinti. Kur griežtai, plauk, kur griežtai. Smulkėlių žegeliai. Kaip padarė. Tuoj, plauk. Kur griežtai smulkėlių žegeliai, kur bitė metų neša, geri, ten stovi pilnas išmykės. Indėnas! Sodė greičiausia vilės. Šaunuoliai! Gali jiems duoti nuorodą sekančią. Kas pas jūs parašyta, papasakokit? Lėkė skrieja lyg vapsva, raudonskruostą mašiną, o dabar lyg kumelaitė, ganosi jinai pievaitė, po kalnuopą apvalė, guli nuoroda žalia. Nu ir kas čia gali būti?
Kažkaip gali būti. Gal pasarklį bėgam taip, kaip tarp Lūžinoje buvo? Ne tenai? Nu paskaitykit dar kartą ir pasigalvokit kartu, visi galvokit, nu. Gerai, taigi čia visi. Lėkė, skriejo, lyg vapsva. Liūdnos skuostė mašina. Dabar aš jums galiu tik sakančių užuomeną. Nu perskaityk garsiai, gal vėl apie indus. Nes jis labai greitai susisuko. Skaityk garsiai. Į paino labirintą tu įženg tave supainios vieškeliai vingiuoti, bet jei tu būsi ant kaklus keli, tu rasi būdą, kaip praeiti jį. Čia saliutas jūsų garbė, kad radot lobį. Skanus? Lietai galime išplaukti. Ar skanu po lietum? Čia man išplaukti iki buržiant elvins. Čia jūs čia kaip šiandien visos stovyklos neplauda? Nu kažką Nebesupranka, kad šitų padelių pridėtų. Aš per daug prisižadėjau viską. Arba jūs nešate savo, pavyzdžiui, kuprinę iš mokyklos ir sutinkat mane ir sakau, duok aš pradėšiu nuo tavo kuprinę. Ar duotumėm? Aš Ai, duotumėm? Kodėl jūs man neleistumėte į savo namus? Kodėl mes neduotumėt savo kuprinės? Svetimas žmogus, jūs manęs nepažįstate, nežinote. Taip, aš galiu apvogti, aš galiu sugadinti ir panašiai. Tam, kad jūs man patikėtumėt savo namus, pinigus, daiktus ar panašiai, aplamai, kad galėtumėte tai patikėti žmogui, mums reikia jį teisingai pasakėte pažinti. Jūs pastebėjot, žmonės dažnai sako, ar nu ateina ir sako, ar tu tiki Dievą? Ir jūs pradeda galvoti, kaip čia aš tikiu tą Dievą ar netikiu? O iš tikrųjų matėte dabar, jeigu aš jūsų paklausčiau, ar jūs tikite Remigijų, tai yra manimi? Matot mane pirmą kartą, ar jūs manim tikite? Jeigu matot pirmą kartą, nu kaip jūs galite man ką nors patikėti? Nei jūs manęs nepažįstate. Tam, kad mane pažintumėt, ką reikia su manim daryti? Bendrauti reikia. Turėti kažkokių gyvenimo patyrimų, ar netiesa? Ir tada jau matysite, kaip aš elgiuosi su jumis, kaip aš elgiuosi įvairiuose situacijose. Ir tada jūs nuspręsit, galima manykitės manęs. Kas vyksta? Kreipėsi. Vaikai, šitos lelijos.
Po paskaitos, jeigu jūs prieisit prie manęs, kas norite, aš visiems duosiu po tokią lelyją. Bet tai nesiskleidžia. Nesiskleidž po kurio laiko. Čiulba, 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 miške paukšteliai čiulba, Jėzus myli mus. Žiedais gėlytės linksi, 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 žiedais gėlytės linksi, Jėzus myli mus. Laukuos bitutės duzgia, 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 laukuos bitutės duzgia. Jisai sako, Liuciferį, aš esu Dievas, o tai reiškia, kad aš esu meilė, tiesa, gėris, ramybė, harmonija ir džiaugsmas. Jeigu tu ką nors ruošiesi daryti be manęs, tai yra be Dievo, tu darysi be meilės, be tiesos, be gėrio, be ramybės, be harmonijos. Kitaip tariant, tu į pasaulį atneši neapykantą, melą, blogį, nerimastį, chaosą ir skausmą. Tu negali be manęs nieko daryti, nes aš esu viso gėrio šaltinis. Ir Liuciferis iš pradžių galvoja, galbūt Dievas sako tiesą. Bet po to jis galvoja, o gal Dievas meluoja, gal Dievas yra tironas, kuris paprasčiausiai nenori dalintis valdžia. Ir tada Liuciferis pradeda eiti tarp kitų angelų ir sakyti, žinote, Dievas yra visai nemeilė. Dievas yra blogis. Kaip manote, ar kas nors patikėjo iš angelų? O įsivaizduokit tokį dalyką, kad jūs turite, sakykime, kad jūs turite šeimą, pabandykite įsivaizduoti, turite šeimą, turite vaikų ir jūsų vaikas apie jūs kalba blogus dalykus. Ar pažįstami patikės to, ką kalba jūsų vaikas? Taip, kodėl vaikas niekada negalvoja? Iš tikrųjų, jeigu jūsų, pavyzdžiui, žmona arba jūsų vyras apie jūs pradės Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Surišo rankas, užtemdė akis. Ar galėtų kas nors? Taip yra. Įsitikinusi rytoj. Hei, 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 ir matai. Na, o aš dainuoju paprastai. Mano kiemo pakrašty ir visi tokie be veido ir be nuotaikos visi, bet jų tarpe buvo vienas, toks intelektualus ir tas vienas man pasakė, ko bijosi tas ir bus. Reikia draugą turėti, būtinai reik turėti, nors vienintelį draugą, kad galėtum tikėti, kad galėtum mylėti, kad galėtum išsaugoti, kad galėtum ištarti, tu man vis dėlto draugas širdis. Jėzau, duok, ką galiu atnešti tau, draugui ištikimam, daug karaliau, kągi tau pasakyk, ką galėtum už stebuklus didžius, kaipgi tau padėkot, negaliu apsakyt, tiek žodžių nėra, kiek skolinga meilės tyros, tau širdis mana. Žinau, širdelė tu mylėjai, žiemužės vėjo, žinau, širdelė tau manęs reikėjo, kai baltas sniegas žodesys pavirto, mano širdelė tyliai pravirko. Širdelė tu, širdelė dėl manęs, širdelė tai būk, širdelė dėl manęs.
Širdelė dėl manęs, būk širdelė tik būk širdelė dėl manęs. Purtamės, greitai! Purtamės, vai! Paukštis atsimerkė ir nuskrido, paukščių čia namai ir ten namai. Jis nelaukia vakaro nei ryto, paukštis viską žino mintinai. Žino tamsiai žalią miško vardą, užkastą po eglės šaknimis. Žino, atvirai giedot neverta, laimė nei nelaimė su mumis. Žino kartu mūsų duonos skonį, žino, kad meldiesi ir prašai turto, džiaugsmo, gailesčio, malonės, ko per daug, ko visai mažai. Visai mažai. Paukšti žino, ko žinot nenori, paukšti aš žinau, kaip tu kenti, nešdamas ir baltą plunksnos svorį ir akmens ne savo atmintį. Pasaulyje egzistuoja dvi pasaulio atsiradimo teorijos arba hipotezės. Žinot, ką reiškia žodis hipotezė? Skamba taip labai gražiai. Ką reiškia? Kas pasakys? Spėjimą visiškai teisingai. Žodis hipotezė reiškia spėlionė išvertus. Tai yra, galim sakyti, tai mokslinė spėlionė. Jau ne taip gražiai skamba, ne? Taigi, pasaulyje yra dvi teorijos. Viena iš jų yra užrašyta Biblijoje. Pagal šią teoriją visas mūsų pasaulyje buvo sukurtas Dievo. Jį sukūrė Dievas. Pagal kitą teoriją, tai yra pagal ateistinę arba evoliucionistinę teoriją, yra sakoma, kad viskas atsirado per didįjį sprogimą savaime. Taigi, tai yra dvi teorijos, kaip atsirado pasaulis. Ir mes turim galimybę moksliniu metodu šiandieną patikrinti, kuri iš šių teorijų sako tiesą, o kuri vis tik tai klysta. Taigi, ar esate kas nors iš jūsų dalyvavę tikrame mokslinėme eksperimente? Šiandien jūs turite galimybę sudalyvauti pačiam tiksliausiai, kad mes žmonės buvome sukurti pagal Dievo pavyzdį. Pasakykite, kas iš jūsų gali nupiešti kokį nors piešinuką? Kas esat piešę piešinius? Visi tikiuosi, ar ne? O kas esat ką nors lipdęs? Taigi, o kas esat konstravęs ką nors? Arba drožinėjęs? Taigi, mes visi galime. Ir va, aš ryte šiandieną paėmiau ir nulipdžiau va tokį žmogeliuką. Palaikyk truputėlį o taip. Panašus? Į ką? Į mane, teisingai. Panašus į mane. Taigi, mes matome, kad pagal Bibliją, kurioje pasakyta, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo pavyzdį, aš taip pat galiu kažką tai kurti. Arba turime energiją, turime atomus, turime erdvę, ar dabar jau sprogs viskas? Reikia, kad kas atsitiktų. Kad kažkas tą energiją paleistų. Ir mes vėl matome, kad reikalinga priežastis. Savaime niekas neatsiranda ir niekas neišnyksta. Nėra tokio dalyko. Todėl reikalingas tas, kas uždėmtų. Ir vėl matom, kad šita teorija klysta, sakydama, kad viskas gali savaime atsirasti. O dabar mes, aišku, uždėksime, susprogs ir mes pamatysime, kaip atsiras lapas, atsiras
dar vienas žmogeliukas arba gyvūnas, pamatysim, kaip sprogimo metu kažkas pas mus atsiras. Ir taip. Aš išeinu iš salės. Ir taip, mūsų atomai išskrido į erdvę. Ir taip, ar daug žmogeliukų matote čia atsirado? Ar daug čia yra žmogeliukų? Ar daug čia yra matot gyvūnų susikūrusių, susidėliojusių? Ką mes čia matome? Mes čia matome didžiulę pertvarkę ir negalime atpažinti jokio gyvūno čia, jokio žmogaus. Iš to matome, kad sprogimas 1000 kartų daugiau gali sugriauti, negu ką nors sukurti ar pastatyti. Tokiu būdu ateistinė evoliucinė teorija, skelbianti apie tai, kad visas pasaulis galėjo atsirasti savaime per didįjį sprogimą, neatlaiko mokslinio patikrinimo. Mes matom, kad per sprogimą atsiranda tik daugiau betvarkės, o ne tvarkos. Tai vadinasi vieta. Sakykit, jeigu per daug arba greitai. Greitai, bet taip, ką noriu. Iš antraškių. Kur žmonės? Pas mane, kur žmonės? Blogiau? Dar biškai. Imkit mergaitės lėkštutės, eikit, artin. Iš antraškių. Nevalgiau dar daugiau. Taip, pasidžiaugti. Galėsi dabar šitaip raukti čia, nes čia mes paskui išvėlai. Šitaip ir tada į tą pusę. Na, kad jums laisviau. Dabar gatavau. Iš kokios paten iškrauti eilutę ir čia atsilaisvėtų. Aha, paviršau. O mes nemegom, nevyš? Vien mano draugs palapinės narys megoja. Jo, gaidys kažkur 4. Ką mažiau? Gražutis. Mielas, tik neužminka man ant ko. Ką? Apsižiūrėjai? Kaip dabar daryti? O kaip tu norisi? Nežinau, ką daryti. Ką daryti, reikia ant šito? Pirmą ėmą pasiėmė. Dar savęs ėjom žingsniuoti.
paišėte? Bankininkė sėdė. Kaip sekasi? Daug jau surinkai pinigų? Puksai veda? Taip, tabletė maitina. Parodyk tavo sužeidimas. Skauda galvą. Galvą skauda, vaistų reikia jiems. Bet tu išmušiai 5. Paukštis. Gyvūnas. Paukštis. Parašykit, kada. Reiškia, paukščio negali, turi piešti kokį pelėdą. Bet čia pelėkėdą nupaišė kažkas. Pelėkė papą nupaišė. Katė kokia gera. Parašykit, kas čia yra. Gulbės, parašykit. Sliekas, kvarkuopalis. Nu, piešką nors, ką savo turi. Sniego žmogus. Liūtas geras, su degančiu uodega. Mes čia susirinkom visi kartu ir žinote, mes labai norėtume sužinoti savo ateitį. Ar jūs galėtumėt mums ją iškurti? Silpnai matau. Supratau. Nu tai gal galite pasakyti mums mūsų ateitį? Ką jūs matote, kas mūsų laukia ateityje?
kažkokia nelaimė. Nelaimė, vaikai, gal tik bus nelaimė. Gal galite pasakyti, kokią nelaimę jūs matote? Pasakykit, kokią jūsgi nelaimę matote? Sprogimą? Kur? Negi nesusprogsime, ką? Pasakykite, ar tai žaibas bus... Įvyko! Įvyko! Apūtai įsipildęs. Ačiū! Ačiū jums! Aš žinot, kad Biblijos pranašai niekada nesinaudoja jokiais krištoliniais rutuliais. Jie niekada nesinaudoja gyvūnų viduriais, kavos tirščiais, jie niekada nežiūri į žvaigždės, kad sužinotų ateitį. Iš kur gauna pranašystes Biblijos pranašai? Iš Dievo, iš jo angelų. Tai yra, tos pranašystės ateina tiesiogiai iš paties Dievo. Ir šiandien aš noriu su jumis pažvelgti į kai kurias Biblijos pranašystės, tam, kad mes pasižiūrėdami į jas galėtume suprasti, ar vis tik tais Biblija tai yra knyga, kuri buvo paprasčiausiai parašyta žmonių, ar tai vis tik tais knyga, kuri turi iš tikrųjų sugebėjimą pranašauti ateitį. Ir tai 50 kartų tau pasako pranašysčių ir jos visos įsipildo. Ar jūs patikėtumėte tokiu pranašu? Aš manau, kad iš tikrųjų verta būtų susimastyti, jeigu 50 kartų. O žinot, kiek iš tikrųjų yra Biblijoje pranašysčių apie Jėzų Kristų? 300. 300 pranašysčių vien apie Jėzų Kristų. Aš jums parašiau čia kai kurias iš jų, kad jūs galėtumėte pasižiūrėti dėl įdomumo. Štai pasižiūrėkite. 700 metų prieš Kristaus gimimą. Galite įsivaizduoti. Jūs galite pasakyti, kas su Lietuva bus po 10 metų. Mes nežinom, ar Europa vis dar gyvuos, ar jinai sugriūs. Mes nežinom, kas bus po 10. Ir galiausiai praėjus 300 metų ateina karvedys. Gal žinot, koks Graikijos karvedys? Aleksandras Makedonietis, visiškai teisingai girdžiu kažką sako. Ir Aleksandras Makedonietis daro tą patį, užpuola miestą, gyventojai vėl persikelia čionai, jie vėl sustiprina savo tas visus, matote, tuos įtvirtinimus ir jie sako, niekas mūsų čia niekada nepaims. Ir žinot, ką daro Aleksandras Makedonietis? Jis paima visą šitą miestą ir viso šitą miesto plytą sako, paimkite miestą ir pradėkite dėti į jūrą. Tokiu būdu visas miestas dedamas į jūrą ir į šitą vietą, mato čia parašyta net 700-800 metrų tuo metu buvo. Ir visą miestą tarytumėj nušlavė, kada nebeužteko plytų ir visų tų akmenų, kurie buvo mieste, jis liepė imti pamatus. Tai yra visas miestas buvo tarytumėj nušluotas nuo paviršiaus ir sumestas į jūrą ir tapo lygiu tiltu. Tai tokį sako, tu matei sapną, karaliau. Štai ką tu matei. Tu matei didžiulę statulą, kuri kėlė tau baimę. Tos statulos galva buvo kokia? Auksinė. Rankos? Sidabrinės, matot, tarytumėj susikabinusios. Liemuo? Varis. Varinės. Kojos? Geležinės ir kojų pėdos? Dalim iš geležies, dalim iš molio. Ir sako, tu matei, kaip akmuo buvo atskirtas ne žmogaus rankomis, trenkėsi į šitas pėdas, visa statula sugriuvo, o iš šito akmens išaugo didžiulis kalnas, kuris gyvavo per amžius. Vieną kartą Marina įrėjo atėjo į Biplanų koncertą. Kitaip tariant, vieną kartą dailės kūrinys ir laivo stiebos skersinis atėjo į dvispalvę lėktuvo koncertą. Jos atnešė jiems marginalijų. Kitaip tariant, jos atnešė jiems pastabų knygas paraštėse. Užkandžiams jos atsinešė nugą ir prie to pačio batono. Čia neversim. Biplanas joms pristatė naują albumą Grotą. Tai dvispalvis lėktuvas joms pristatė naują albumą Platus urvas. Ir sudainavo naują dainą apie Pikolą. Ir sudainavo naują dainą apie mažą plytę. Ir kas padarė šitos gražius žibintus? Dabar jinai filme.